visus pacientus tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos mes tyriam ir konsultuojam taip pat. Tai paprastai tyrimai ir konsultacija užtrunka apie porą valandų. Dabar yra tyriamas paciento matymas, atliekamos ragenos topogramos, vyzdžio matavimai, akispūdžio matavimai, biometriniai tyrimai, visa tai užtrunka. Tada plečiam vyzdį, pacientas kantriai pusvalandį palaukia, kol vyzdys įsiplečia, tada kai kuriuos tyrimus kartojam, vėl eina laikas. Ir tada, kai turim visą informaciją, visus skaičius, akių gydytojas dar pasižiūri oftalmoskopiškai akį, išsinagrinėja visas akies struktūras ir tada, kai jau viską žinom apie akis, pasiklausinėjom dar paciento apie jo gyvenimo būdą, apie jo profesijas, apie jo pomėgius. Ir tada vyksta konsultacija ir jinai gali užtrukti nuo 15 minučių iki valandos ir daugiau, priklausomai nuo paciento klausimų, nuo akies būklės šiek tiek. Kai kurie ateina labai pasiruošę ir jau ten viską žino, yra tiesiog keli klausimai patikslinimai, o kartais viskas užtrunka ir iki valandos, vien pašnekesiai. Tai aš sakyčiau, taip orientuojamės kažkur tai į valandą, pusantros į 2 valandas.